Pasikeitė per savaitę, kad komandos, kuri turėjo įvarčio pranašumą, tapo ta komanda, kurią tiesiog sutraiškė. Pasikeitė elementariai, netėjo 3 žaidėjai pagrindiniai, netėjo vartininkas nebuvo, tai vienas iš žaidėjų vartuose stovėjo, tai tokius paprastus įvarčius prasileidom ir viskas. Jau prieš rungtynes buvo aišku, kad kai jie neteis, kad gali būti liūdna. Sakėm, dar gal atsilaikysim, gal dar ant lygiųjų trauksim, dar kažkaip, bet karštis nesusirinkimas, fizinės formos kažkiek nebuvo šiandien ir tiesiog subirėjo visą ir gynyba, ir puolimas nesistatė. Geresni varžovai buvo? Šiandien jau jie žaidė, jau matė savo malonumą, leidom netgi. Aišku, buvo tų progų, mes irgi turėjom vieną įvartį, buvo dar keletą progų, bet nenusišypsojo Fortuna šį kartą. Kiek buvo svarbu patekti tą 12-tuką? Svarbu, aišku, buvo ambicijų, bet ką padarysi. Antrais metais žaidžiam, kaip nors, vis tiek naujas sąstatas vėl. Tikimės negrįžti į tą pačią poziciją kaip 15, gal kažkiek aukščiau dar, gal kaip nors. Žiūrėsim, kokie kiti varžovai dabar išpuls.